Ačiū labai, gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiamas Mindaugai, gerbiamas paskirtasis premjerė. Toks antras dublis, antras testas, antras egzaminas. Prieš kokią gerą savaitę klausimas buvo, ar tie įsipareigojimai, kuriuos jūs išdėstėt tada koalicijos sutartį, dabar jau dauguma jų perkelta į vyriausybės programą, jie turi turėti ir prioritetus, bet ir turi turėti savo finansavimo šaltinius. Tai ar jau dabar esat paskaičiavęs, kiek visą tai kainuos papildomai valstybės biudžetui ir iš kur tuos pinigus gausit? Na, labai svarbu pasidaryti namų darbus ir ministras pirmininkas turi atėjęs labai aiškiai pasakyti, kokie sprendimai numatomi, kad visi tie įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Nes jeigu vėlgi mes sukelsim lūkesčius, sprendimų neįgyvendinsim, visuomenė nusivils. Ačiū gerbiamas Seimo nariai. Tikrai, kaip sakot, antras dublis ir antrame dubly matot turbūt nuoseklumą tos koalicinės sutarties perkelimo į vyriausybės programą ir tas ambicijas, kurias mes išlaikome nuosekliai tarp skirtingų koalicinės daugumos formavimo ir vyriausybės formavimo procesų. Ir taip, aš jau ir tuo metu sakiau, kad procesas nebus lengvas. Žinoma, kad mes nepadarysim visko labai staigiai ir greitai. Turime tam šiek tiek daugiau nei 2 metus. Ir daug kas detalizuosis vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane. Tam yra nauja komanda, tam yra net ir užsiminta apie tam tikrus dalykus, kuriuos mes planuojam, nepaisant to, kad daugeliu Europoje ekonominis augimas yra kuklus, Lietuva tą augimą išsaugo, išlaiko pakankamai ženklų, lyginant su ES vidurkiu. Tai vienas, sakykime, elementas yra ekonomikos augimas. Kitas dalykas, aš tikrai, manau, kad nekalbant apie mokesčius, ir aš apie juos niekur nekalbėjau nei prieš tai, nei dabar, aš manau, kad neišnaudota galimybė ir nemažai potencialų mes turime šešėlinėje ekonomikai. Kai mes matome finansinių nusikaltimų tyrimo vadovo skaičius pasakytus, kad šešėlinėje ekonomikoje sudaro 20% ir tai konvertuojasi į 5% BVP, tai matyt, kad mane tokie skaičiai gąsdina ir turbūt turim galvoti, o kaip tą keisti, nes 5% BVP visas mūsų gynybos finansavimo dydis, ne visai vienodai, bet lygiai, bet į tą kryptį. Tai mes iš tikrųjų, galvodami apie prioritetus ir kaip atliepti tos lūkesčius ir ambicijas, kurias įsikėlėm, mes ieškosim kūrybingų, bet fiskalinės drausmės nepažeidžiančių sprendimų. Ir žinoma, jūs absoliučiai teisus, sakydamas, kad jeigu tie planai nebus įgyvendinti, tai ši mano formuojama vyriausybė bus, tiesiog tuščių pažadų vyriausybė. Tai mes, manau, kad užsiduodami savo tikslą ir ambiciją, objektyviai pamatuojam ir vertinam galimybės ir tikrai darysim viską, kad tie lūkesčiai būtų kadencijos pabaigoje atliepti.